privilege to be here with you. Ačiū labai, yra privilegija man čia kalbėti jums. Today actually is the And- staff picnic for Charis Bible College. Šiandien mes Hario Biblijos koledže turime pikniką. So when I finish speaking with you, I will go to a picnic. Ir kai pabaigsiu kalbėti su jumis, eisiu į tą pikniką. So it's good to see you. I don't know what time it is there. What time is it? It's 5 p.m. 5 Sako, p.m. smagu jūs matyti, kiek pas jūs valandų. All right. Well, good. Well, I want to share with you, I have a couple of lessons for you. Turiu kelias pamokas šiandien jums paruošęs. And the first one is about redeeming the time. I want to go with you to Ephesians 5, 15, and 16. Ir viena iš jų yra apie laiko susigrąžinimą. Noriu, kad nueitumėte į Efeziečių 5:15. Ephesians 5, 15, and 16. Efeziečių 5 skyrius 15-16 eilutės. I'll let you read it. I Rūpestingai- won't read it in English. You can read it. Tad rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėte kaip neišmintingi, bet kaip išmintingi, branginantys laiką, nes dienos yra piktos. The Lord was talking to me recently about time Dievas neseniai man šnekėjo apie laiką and how He has given us time to invest in and receive anything that we want, really. ir kaip jis mums skiria laiką gauti ir investuoti, kad pasiektume to, ko norim. We invest time in a relationship. Mes investuojam savo laiką į santykius, We invest time to make money. investuojam laiką, kad uždirbtume pinigų, We invest time to know God. kad pažintume Dievą. And in this verse, it says that we can redeem the time, or we should redeem the time. Ir šitoj eilutėj sako, mes turėtume branginti laiką. And so I was thinking, how can I redeem time? Because many times we think in terms of the future, but not in terms of the present. Ir aš galvojau, kaip aš galiu tą branginti laiką, nes dažniausiai mes galvojam apie ateitį, negalvojam apie dabartį. I'm very good about thinking about the future, Ir man labai gerai sekėsi galvoti apie ateitį. but I want to also not waste today. Today is a very special day. Bet taip pat aš nenoriu išvaistyti šiandienos, tai yra labai svarbi diena. I came very close to death a few years ago in 2020, 20 metais buvau labai arti mirties. I had 2 days to live, Man buvo likę 2 dienos gyventi. and by the grace of God, I'm here. Bet iš Dievo malonės aš esu čia. But I have a different appreciation of time now, Todėl dabar visai kitaip vertinu laiką. and I understand every day is precious. Ir suprantu, kad kiekviena diena yra brangi. And so I want to make use of every day in a productive way. Todėl noriu paskatinti jūs išnaudoti kiekvieną dieną So my produktyviai. question for you is, and for me, today is a gift. What are you doing with it? Taigi šiandien mano klausimas jums yra toks. Ši diena yra dovana. Ką jūs darote su tuo? All right. So I want to give you 7 things. I don't know if you're taking notes, but I want to give you 7 ways you can use this day today. Šiandien aš jums pateiksiu 7 būdus, kaip jūs galite išnaudoti šiandieną. Amen. Does that sound okay? Ar tai gerai skamba? All right. Very good. So the first thing we can do, and we should do every day, is praise God. Kiekvieną dieną, ką turėtume daryti, tai šlovinti Dievą. I praise God for His goodness in all things. Aš šlovinu Dievą dėl jo gerumo visose dalykuose. I praise God for my life. I praise God for my health. I praise God for my family. Šlovinu dėl savo gyvenimo, dėl savo sveikatos, dėl savo šeimos. And we could make a very long list. I want to read to you a verse, Psalm 67, 5 and 6. Skaitysim psalmių 67 skyrių, verse what? 5 and 6. Psalm 67, verses 5 and 6. 67 skyrius, 5-6 eilutės. And I'll let you read that. Dieve, te giria tave tautos, te giria tave visos tautos. Žemė davė derlių, nes mus laimino Dievas, mūsų Dievas.
Amen. What this is saying is that our attitude has so much to do with what God can do in our lives. Kas čia sakoma, jog mūsų požiūris yra labai stipriai susietas su tuo, ką Dievas gali padaryti mūsų gyvenimuose. It says, as a result of our praise, then there will be increase in our life. Sako, dėl to, kai mes šlovinsim, tada bus padidėjimas mūsų gyvenime. The blessing of God follows your attitude. Dievo palaiminimai seka tavo požiūrį. If you have a negative attitude, if you're always complaining, Jeigu tu turi negatyvų požiūrį, visada skundėsi, there's no blessing in that. tame nėra jokio palaiminimo. But when we begin to see God as our source, God as the source of everything good, Kai pradedame matyti Dievą kaip viso gero šaltinį and we begin to praise Him every day, all day, ir tada šloviname jį kiekvieną dieną, visą dieną, that is when the blessing of God, the favor of God, the increase of God can come into our lives. tada Dievo palaiminimai, padidėjimai, pagausėjimai ateina į mūsų gyvenimą. And so that's going to take me to number 2, which is very similar, but that number 2 is to give thanks. Ir tada prieisim prie antro punkto, jis panašus, bet jis sako, jog mes turime dėkoti. I run across many people. I used to be one of those people that was always upset, always critical, always cranky. I don't know if you know that word. Aš anksčiau buvau iš tų žmonių, kur buvau visada piktas, susierzinęs, toks be nuotaikos. And I have changed. God has changed my heart to where I am always praising Him and I am always giving thanks. Ir Dievas pakeitė mano širdį ir dabar aš šlovinu ir visada dėkoju jam. So go with me to John 6, verse 11. Eikime į Jono 6 skyrių 11 eilutę. And I'll let you read that. Tada Jėzus paėmė duoną ir padėkojęs išdalino mokiniams, o mokiniai ten sėdintiems, taip pat ir žuvis, kiek kas norėjo. I like this verse because Jesus is multiplying the loaves and the fishes. Man patinka šitą eilutę dėl to, kad Jėzus padaugino duoną And He doesn't have enough, ir jis neturi jos pakankamai, but He gives thanks for what He has. bet jis dėkoja už tai, ką jau turi. I don't know about you, but there are many times that I don't think I have enough. Nežinau kaip jūs, bet aš dažnai galvoju, kad neturiu pakankamai. But I've learned to give thanks and be thankful to God for what I do have. Bet išmokau dėkoti Dievui už tai, ką aš turiu. And I begin to expect God to give multiplication, to give increase. Ir išmokau tikėtis, jog Dievas padaugins. And something that I really like in this verse, in English it says they ate as much as they wanted. Kas man labai patinka šito eilutė, jog anglų kalboje sako, jie valgė tiek, kiek kas norėjo. And I thought, that doesn't sound religious to me. Ir aš pagalvojau, tai neskamba religiškai man. If that had been me doing it, I would have said, just eat enough, just a little bit, just eat enough. Ir aš galbūt anksčiau būčiau sakęs, po truputėlį visi pasivaišinkim. But they ate as much as they wanted. Bet jie valgė tiek, kiek kas norėjo. There was so much they had left on the ground, they picked up 12 basketfuls. Ir tiek buvo likę ant žemės, kad jie pririnko 12 krepšių trupinių. That's the extravagance of God, the goodness of God. Tai yra Dievo gerumas. And so if we will approach every day, we're talking about what can you do today? You can praise God today and you can be thankful today. Mes kalbam apie kiekvieną dieną. Ir ką tu gali daryti kiekvieną dieną, tai dėkoti Dievui kiekvieną dieną. Praise and thankfulness produce increase in your life. Šlovinimas ir dėkingumas veda į padidėjimą, pagausėjimą tavo gyvenime. Complaining is the language of the devil. O skundimasis yra velnio kalba. So we need to choose which side we're on. Taigi mums reikia pasirinkti, kurioj pusėje mes esam. All right, so let's move on. Number 3, we're going to look at 7 things that we can do today. Taigi einame prie trečio punkto iš 7. All right, so go with me to Matthew 5, 44 and 45. Einame į Mato 5, 44 ir 45.
Aš jums sakau, mylėkite savo priešus, laiminkite jūs keikiančius, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus, kad būtumėte vaikai savo Dievo, kuris danguje. Jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Amen. I don't know about you. Have you ever had an enemy? Have you ever had someone persecute you or be ugly to you? Ar kad nors esat susidūrę su žmonėm, kurie jūs persekioja ar nemaloniai su jumis elgiasi? Today you can forgive. Today you can choose to bless them. Today you can choose to pray for them. Šiandien jūs galite rinktis juos laiminti, jiems atleisti ir už juos melstis. Because God does that for us. Dėl to, kad Dievas tai daro už mus. This says to bless those who persecute you, bless those who do evil to you, so you will be like your Father. Sako, laiminkite tuos, kurie jūs persekioja, kad būtumėte tokie kaip tėvas. I've had opportunities, people come against me pretty frequently, and I have opportunities to get angry, to get bitter, to get upset, but I choose to forgive. Žmonės dažnai man pasako priešiškus dalykus ir aš turiu galimybę supykti, pasakyti jiems atgal kažką negražaus. I don't wait till tomorrow to forgive, I do it today. Aš nelaukiu rytojaus, kad jiems atleisčiau, aš atleidžiu šiandien. I want to redeem the time, I want to redeem today, this day. Aš noriu, kad jūs brangintumėte laiką, brangintumėte šiandieną. In the last few years, I have a bigger understanding of how good God is. Per paskutinius kelius metus gavau dar didesnį suvokimą, koks Dievas yra geras. It has changed my life. Tai pakeitė mano gyvenimą. A revelation of God's goodness has done more for my faith than studying faith. Tas Dievo gerumo apreiškimas padarė mano tikėjimui daugiau negu tiesiog tikėjimo mokymasis. And when I see in these verses how God treats people that don't even like him, they persecute him, they hate him, and he still forgives them. Ir šiose eilutėse aš matau, kaip Dievas elgiasi su žmonėm, kurie jo nemėgsta, kurie jį persekioja ir jis vis tiek jiems atleidžia. And Jesus tells us to do that, to be like our Father. Ir Jėzus sako mums daryti taip pat, kad būtume kaip tėvas. I can't do that in my own strength. Aš pats iš savęs negaliu to padaryti. But the Spirit of God inside of me can do that. Bet Dievo dvasia gali. I have the love of God inside of me. Aš turiu Dievo meilę savo viduje. I have the fruit of the Spirit inside of me. Ir dvasios vaisius savo viduje. I can choose to live by my flesh, or I can choose to live by the Spirit of God. Aš galiu rinktis gyventi pagal kūną ar pagal Dievo dvasią. So I have trained myself to live by the Spirit. Taigi aš mokiausi gyventi dvasia. That's why I can praise him every day, I can be thankful every day, and I can love and forgive people every day. Dėl to aš galiu šlovinti, garbinti jį ir atleisti žmonėms kiekvieną dieną. And it's a good way to live. It's a better way to live. There's no stress. Ir tai yra geresnis būdas gyventi, jokio streso. All right. Is everybody understanding me? Ar suprantat? Okay, good. Everybody still awake? Ar jūs atsibudę? All right. So let's go. Y'all are very kind. Let's go to the fourth one, number 4. Einame prie 4 punkto. What can we do today? I want to use galime today. daryti šiandien. Ir atsiminkit šiandien. Number 4 is Luke 6:38. Luko 6:38. Duokite ir jums bus duota. Saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su kaupu duos jums jį užantį. Kokius saikus seikite, tokiu jums bus ir atseikėta. Amen. I can give today. Aš galiu šiandien duoti. I am giving today. I'm giving right now. Ir duodu netgi dabar šiuo momentu. I'm giving time. I'm giving the word. Duodu savo laiką, Dievo žodį. I'm going to spend time with people in the afternoon. I'm going to be giving my time and my love to them. Šiandien pavakarį kitiems žmonėms duosiu savo laiką ir savo meilę. Sometimes I have wisdom. I can give wisdom. Kartais aš galiu net pasidalinti išmintimi. I can pray for someone.
Galiu melstis už kažką, I can encourage someone. skatinti. I can give someone money if they need money. Galiu netgi paremti finansiškai. I can do that today. I can do that every day. Aš galiu tai padaryti šiandien ir kasdien. There is no reason to wait till tomorrow. You can be a blessing today. Nėra jokios priežasties laukti rytojaus. Tu šiandien gali būti palaiminimas. You can give love. Gali duoti meilę, You can give forgiveness. atleidimą, You can give your time. savo laiką. If you're married, you can give to your spouse today. Ir jeigu esi susituokęs, gali duoti savo sutuktiniui šiandien. If you have children, you can give something to your children today. Jeigu turi vaikų, šiandien jiems gali kažką duoti. You can always give words of faith, hope, and love to people. Visada galite dalintis išminties žodžiais, meilės žodžiais ir tikėjimo žodžiais. The more we give, the more we receive. Ir kuo daugiau mes duodam, tuo daugiau mes gaunam atgal. These are the words of Jesus. Tai Jėzaus žodžiai. And he's not just talking about money. He's talking about everything within us that is good we can give. Jis ne tik kalba apie pinigus, kalba apie viską, kas mumise yra gera. Mes tai galime duoti. And I know this is true. The more I give, the more I get blessed. Ir tai tikrai veikia. Kuo daugiau aš duodu kitiem, tuo esu labiau palaimintas. The more I praise, the more I see increase in my life. Kuo daugiau šlovinu Dievą, tuo daugiau vyksta pagausėjimo mano gyvenime. The more I give thanks, the more I see increase in my life. Kuo daugiau dėkoju Dievui, tuo daugiau matau pagausėjimo savo gyvenime. The more I forgive and the more I pray for those that persecute me, the more blessing I see in my life. Kuo daugiau atleidžiu ir laiminu savo priešus, tuo matau daugiau pagausėjimo savo gyvenime. Amen. These are powerful truths. Amen. They're very simple, but they will change your life. Tai labai paprastos tiesos, bet jos pakeis jūsų gyvenimą. All right, let's go on to number 5. Eikime prie 5. Number 5 is today you can hear God. 5 punktas yra tai, kad šiandien tu gali girdėti Dievą. You need to hear God. Tau reikia girdėti Dievą. Matthew 4:4. Mato 4:4. Bet Jėzus atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. This is an interesting verse Tai įdomi eilutė. because Jesus is comparing eating food. How often do you eat food? Nes Jėzus lygina maisto valgymą. Kaip dažnai valgot maistą? Some of you eat twice a day, some of you eat 3 times a day, some of you eat more, I don't know. Kai kurie valgo 2, 3, 5 kartus per dieną. He's comparing how often you eat to how often you should be hearing him. Jis lygina tuos kartus, kiek jūs valgot per dieną, su tiek kartų, kiek jūs turėtumėt girdėti Dievą kasdien. Hearing God should be continual. Dievo girdėjimas turėtų būti nenutrūkstamas procesas. Now, when I talk about hearing, I'm talking about the Spirit of God quickening you or making something alive inside of you. Ir kai kalbu apie girdėjimą, turiu omeny apie šventosios dvasios apreiškimą tavo viduje. I talk to people all the time and I ask them, what has God said to you? Aš dažnai kalbu su žmonėmis ir klausiu, ką Dievas tau pasakė. And they look at me like they don't know what I'm talking about. Ir jie žiūri mane tarsi, jie nesuprastų, apie ką aš kalbu. Most Christians are not in tune with God. Daugelis krikščionių nėra susijungę tokiame ryšyje su Dievu. They're watching a lot of TV or they're watching a lot of movies or they're listening to a lot of music, Jie žiūri daug televizoriaus, filmų, klauso muzikos, but they're not hearing God. bet negirdi Dievo. Let's go to John 10:27. Eikime į Jono 10:27. Manosios avys klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Amen. That's Jesus talking. Amen. Tai Jėzus kalba. He says, my sheep hear my voice. Sako, mano avys girdi mano balsą. Are you his sheep? Ar tu jo avis? Then we should be hearing him. We should expect to hear him. Tai mes turėtume jį girdėti ir tikėtis jį girdėti. When I open the Bible, Atsiverčiu Bibliją. verses come alive to me. Eilutės atgyja. God talks to me through the Bible. Dievas man kalba per Bibliją. I'm hearing God as I read.
Aš girdžiu Dievą, kai skaitau. As I pray, I might be driving my car and I'm praying and something will come alive inside of me. Ir kartais, kai meldžiuosi, kažkas gyva iškyla iš manęs. It might be the answer to a problem. Tai gali būti atsakymas į mano problemą. It might be an inspiration to write someone and encourage them. Gali būti įkvėpimas parašyti kažkam ir padrasinti. But my heart is in tune. I'm trying to hear all of the time. Bet mano širdis yra susijungusi su Dievu. Aš visada stengiuosi jį išgirsti. When the doctor told me I was going to die and to get my affairs in order, Kai gydytojas man sakė susitvarkyti reikalus, nes aš mirsiu, the Spirit of God quickened my spirit Dievo dvasia prisilietė prie manęs and said, Barry, you will not die from this. ir pasakė, Bari, tu nemirsi nuo šito. So I have two voices. I have the voice of the doctor and I have the voice of God. Ir turiu du balsus, vienas iš jų daktaro, kitas Dievo. I've decided to believe the voice of God. Aš nusprendžiau tikėti Dievo balsu. It's a better result. Geresni rezultatai. Amen. But I could hear, the reason I'm alive is because I could hear God. Ir priežastis, dėl ko dabar aš esu gyvas, tai yra ta, kad aš galėjau girdėti Dievą. I talk to many Christians who are dealing with sickness. Kalbu dažnai su daug krikščionių, kurie susiduria su ligomis. And they're not hearing God. All they're hearing is the doctor. Ir jie negirdi Dievo, jie girdi tik gydytojus. The doctor's words can't save you. Gydytojo žodžiai tavęs neišgelbės. We need to get our hearts sensitive now to the Word of God. Mums reikia, kad mūsų širdis būtų jautrios Dievo žodžiai. In Romans 10:17, it says, faith comes by hearing Him. Romiečiams 10:17 sako, tikėjimas ateina iš klausimo. That's why so many don't have faith. Štai dėl ko daugelis neturi tikėjimo. They struggle with their human faith. They try to believe. Jiems sunkiai sekasi tikėti. They hope and hope and hope. Stengiasi. Jie tikisi. They ask other people to pray with them Prašo kitų žmonių, kad jie pasimelstų kartu. because they don't have their own faith alive in their heart, Nes jie neturi gyvo tikėjimo savo širdise. because they haven't heard God. Dėl to, kad jie negirdėjo Dievo. So we're talking about what can we do today? What can you do with every day? Taigi kalbame apie tai, ką gali padaryti šiandien ir kiekvieną And you dieną. need to become very desirous of hearing God all the time, every day. Turi trokšti kiekvieną dieną išgirsti Dievą. So that if someone ever says to you, you're going to die, I had 2 days to live, Ir jeigu kažkas jums pasakys, kad jūs numirsit, I didn't even flinch. I was in a hospital bed. I didn't even move. aš turėjau 2 dienas, buvau ligoninės palatoje, net nesujudėjau. I didn't yell. I didn't cry. Neverkiau, nerėkiau, I was very quiet, buvau labai tylus. and I heard God. Ir išgirdau Dievą. And that's why I'm still here. Ir štai dėl ko šiandien aš esu čia. You need to hear God every day. Jums reikia girdėti Dievą kasdien. Amen. Amen. All right, let's go on. Eikime toliau. Number 6, what else can we do every day? 6 dalykas, ką galime toliau daryti kasdien. Now I'm going to talk about the future. Today, you Kalbėsim can apie ateitį. choose to see your future. Šiandien galite rinktis matyti savo ateitį. Let's go to 2 Corinthians 4:18. Eikime į 2 Korintiečiams 4:18. Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima yra laikina, o kas neregima amžina. Amen. I'm very good at this. Man labai gerai sekasi. When I'm lying in a hospital, Kai gulėjau ligoniniai, I chose to see my future. aš pasirinkau žiūrėti į ateitį. I didn't choose to see my funeral. Nepasirinkau matyti savo laidotuvių. And so I began to see myself preaching and teaching again here at Charis, at Bible College. Pradėjau įsivaizduoti, kaip aš toliau dėstau Charis Biblijos mokykloje. I would close my eyes and in my heart I would see myself on the stage. Užmerkdavau akis ir įsivaizduodavau, kaip stovi ant scenos.
I would see myself we do live Bible studies on YouTube. I would see myself doing that. Įsivaizduodavau, kaip vedu gyvas Biblijos studijas YouTube kanale. I would see myself with my grandkids and with my wife. Įsivaizduodavau save su savo žmona ir anūkais. I would see myself going on vacation with my wife. Įsivaizduodavau, kaip važiuoju į atostogas su savo žmona. We just came back from our 4th vacation since I was told I was going to die. Mes ką tik grįžom iš 4 atostogų nuo tada, kai man buvo pasakyta, jog aš mirsiu. Because I chose to see the unseen. Dėl to, kad aš pasirinkau matyti neregimą. I didn't choose to see my funeral. Nepasirinkau matyti savo laidotuvės. I chose to see ministry. Aš pasirinkau matyti savo tarnavimą. I chose to see family. Savo šeimą. I chose to see fun things, good things. Smagius dalykus, gerus dalykus. Everything I chose to see in the hospital. Viskas, ką pasirinkau matyti ligoninėje. I kept doing that every day. I had to do it for a year. Dariau tai kasdien ir man tai užtruko metus laiko. But everything I chose to see has happened. Bet viskas, ką pasirinkau matyti, įvyko. This is what faith does. Faith sees the unseen. Tai, ką tikėjimas daro, jis mato tai, kas yra neregima. The most important part of my day. Pati svarbiausia mano dienos dalis. I've already done this morning and I'll probably do it again later. Jau dariau šį rytą ir turbūt darysiu vėliau šią dieną. I see my future. Aš žiūriu į savo ateitį. I don't always see all the details. Ne visada žiūriu detalės ir jas matau. But I see myself bearing fruit, being fruitful. Bet aš matau, kaip aš atnešu vaisių. Now Andrew Womack he's starting a new TV network. Dabar Andrew pradėjo naują televizijos programą. And I have a daily show. Ir aš turiu kasdieninę laidą. And we've already started filming. Mes jau pradėjom filmuoti. And it's going to come out at the end of September. Ir rugsėjo gale išeis jau į viešumą. These are things God showed me back in 1992. Tuos dalykus Dievas man parodė 92 metais. That I had no idea how this would ever happen. Ir aš neturėjau jokio supratimo, kaip iš vis tai galėtų įvykti. But I choose to see the goodness of God. Bet pasirinkau matyti Dievo gerumą. I choose to see myself growing and growing and growing. Pasirinkau matyti save augantį ir augantį ir augantį. And God opens the doors. God brings increase into my life because I chose to see it. Ir Dievas atvėrė duris ir atnešė padauginimą į mano gyvenimą, nes aš pasirinkau tai matyti. I don't choose to see sickness. Aš nesirenku žiūrėti į ligą. I don't choose to see poverty. Į skurdą. I don't choose to see problems. Į kažkokias problemas. I don't complain. Aš nesiskundžiu. I have chosen to give praise. Aš pasirinkau šlovinti. To give thanks. Dėkoti. To give love and forgiveness. Duoti meilę ir atleidimą. I've chosen to hear him every day. Girdėti jį kasdien. And when I'm in that attitude, I have a chance to see my future. Ir kai aš esu tame požiūrėje, aš galiu matyti savo ateitį. And so I see good things. I see all the blessings of God. I see the favor of God. I see good things for my life and for my family. Aš matau gerus dalykus savo gyvenime, Dievo palaiminimus ir malonę mano šeimai ir man. Praise God. Is this making sense? Slavė Dievui. Ar tai atrodo logiška jums? Yes. What I'm trying to get into you is that every day has value. Aš noriu jums įdiegti, kad kiekviena diena turi savo svarbą. And while I choose to see the future, I'm doing that today. I'm making use of today. Ir nors aš žiūriu į ateitį, bet aš tai darau šiandien, aš naudoju šiandieną tam. I'm not going to let a day go by with nothing productive happening. Aš neleisiu nei vienai dienai praeiti be jokio produktyvumo joje. I don't have the verse right now, but Psalm 1, verses 1 through 3 talks about a tree planted by waters that gives fruit in its season, and everything this man does will prosper. Duoda pavyzdį apie tai, kad tu esi kaip pasodintas prie vandens.
kaip medis nešantis vaisių ir viskas, ką tu darai, tau sekasi. So I choose to see myself growing every day. I'm growing right now. Taigi aš renkuosi kiekvieną dieną matyti save augantį ir aš augu dabar. You have the opportunity to grow right now. Ir tu turi tokią pačią galimybę. You're in some kind of a summer camp, I guess, and you're getting to be with people. You have the opportunity to love them, bless them, pray with them right now. Aš spėju, jūs dabar esat vasaros stovykloje ir jūs esate šalia daug žmonių ir jūs galit juos laiminti, už juos melstis. You may have come to this group, this meeting with problems and burdens in your life. Galbūt šiandien atėjot su problemomis ir sunkumais savo gyvenime. But if you can get your mind renewed to the things I'm sharing with you, Bet jeigu galite atnaujinti savo protą tais dalykais, kuriais dabar dalinuosi, and you can get your heart turned around to go a different direction, jūs galite apsukti savo širdį, kad jinai įeitų į kitą pusę. your life can begin to change today. Tavo gyvenimas gali pradėti keistis šiandien. Amen. Praise God. All right, let's go on to number 7. 7 punktas. Let's go to 2 Corinthians 4:13. 2 Korintiečiams 4:13. Turėdami tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta: tikėjau, todėl kalbėjau. Mes irgi tikime ir todėl kalbame. All right. I want to make this really simple. Šitą paprastai pateiksiu. You will talk about what you see in your heart. Jūs kalbate tai, ką jūs matote savo širdyje. If you see problems, you'll talk about problems. Jeigu matote problemas, kalbėsite apie problemas. If you see sickness, you'll talk about sickness. Jeigu matysite ligą, kalbėsite apie ligą. A lot of people love to talk about how sick they are. Labai žmonės kartais mėgsta girtis ir kalbėti, kokias ligas turi. And one person will say, well, I have this problem. Ir vienas žmogus sakys, va, aš tokią turiu problemą, tokią ligą. And the other person will say, well, my problems are much worse than yours. Kitas sakys, ne, mano tai problemos didesnės už And they will tavo. compare problems Ir jie lyginsis tom problemom. because that's what's in their hearts. Dėl to, kad tai yra jų širdise. That doesn't sound like healing to me. Tai neskamba kaip It išgydymas. sounds Man. like the lordship of sickness. Skamba kaip ligos viešpatystė. What Paul says in this verse is, I believe according to what is written, therefore I speak. Ką Paulius sako štai eilutėje, kad aš tikiu tai, kas yra parašyta ir dėl to aš kalbu. What this number 7, what you can do today is declare what you believe. Šiandien, ką jūs galite daryti, tai išpažinti tai, ko jūs tikite. Listen to yourself. What are you talking about? Paklausykit, ką šnekat. Some ladies are talking about how bad their husband is. Kai kurios moteris kalba, kokie blogi jų vyrai. Some husbands are talking about how bad their wife is. O vyrai kalba, kokios blogos jų žmonos. I'm not talking about you. I'm talking about other people. Aš nekalbu apie jūs, aš apie kitus čia žmonės kalbu. Okay. But you know what I'm talking about. Bet suprantat, ką turiu omeny. We talk about how bad our kids are. Kalbam, kokie blogi mūsų vaikai, We talk about how bad our finances are. kokie blogi mūsų finansiniai dalykai. Why are we talking about that? Kodėl mes apie tai kalbam? Because that's what we believe. Todėl, kad mes tuo tikim. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Iš to, kas yra širdie, tą burna paleidžia. What's in your heart, the faith in your heart, whether it's faith in good or faith in evil, the faith in your heart, you will say it. Tas tikėjimas, kuris yra jūsų širdise, geras ar blogas, jūs tą išsakysite garsiai. So I've made a decision. Taigi aš priėmiau sprendimą, I am not going to complain. aš nesiskūsiu, I'm not going to talk about negative things. nekalbėsiu apie negatyvius dalykus. Sometimes I really want to. Kartais labai noriu. And I just lock my mouth. Tiesiog užsuku savo burną tuo metu. And I count to 10 or 100 or whatever I have to count to. Paskaičiuoju iki 10, iki 100 ar iki tiek, kiek reikia. And I get over into the spirit. Ir perdodu dvasiai. I get out of the flesh, I get into the spirit. Išeinu iš kūniško mąstymų, perinu į dvasinį. And I find something positive to say. Ir atrandu kažką teigiamo pasakyti. I remember the word of God. Prisimenu Dievo žodį. I'm going to speak
what is in my heart. Aš kalbėsiu tai, kas yra mano širdyje. And I don't want garbage in my heart. Ir aš nenoriu šiukšlių savo I'm going širdyje. to speak life. Aš kalbėsiu gyvenimą. Over the past year and a half, I've had someone be very negative in my life. Per pastarosius 1,5 metų atsirado žmogus, kuris buvo labai negatyvus mano gyvenime. And I've had many opportunities to be negative back to them. Ir aš turėjau labai daug būdų ir situacijų, kuriuose galėjau būti negatyvus jiems. I've just chosen to not do that, to not speak anything negative. I have ignored all of that bad thing. Tiesiog pasirinkau jiems to nesakyti ir ignoruoti. And I choose to speak from the grace of God inside of me. Ir renkuosi kalbėti iš Dievo malonės, kuri yra manyje. God has been gracious to me, Dievas yra maloningas man. and I'm going to be gracious even to those that don't like me. Ir aš būsiu maloningas net tiems, kurie manęs nemėgsta. And people write me all the time with their problems. Ir žmonės dažnai man parašo su savo problemomis. They want their problems to be known. That's what's in their heart. Jie nori, kad jų problemos būtų žinomos. Tai yra jų And I try širdyje. to write them back with encouraging words. Quit talking about your problems. Start talking about how good God is. Ir aš bandau juos paskatinti. Baikite kalbėti apie savo problemas. Pradėkite kalbėti apie tai, koks Dievas yra geras. Go with me to Proverbs 18, verses 20 and 21. Patarlių 18, 20-21. Your words are so important. Žmogus pripildys pilvą savo burnos vaisiais, pasisotins savo lūpų derliumi. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. This is so incredibly important. Tai taip neapsakomai svarbu. Your future is in your mouth. Tavo ateitis slypi tavo burnoje. What comes out of your mouth comes from your heart. Tas, kas išeina iš tavo burnos, išeina iš tavo širdies. And you are either bringing in a harvest of blessings, Ir tu arba tai panaudoji, kad gautum palaiminimus, or you're going to bring in a harvest of bad things. arba gausi blogų dalykų derlių. The words of your mouth are seeds. What? Seeds, What? like planting a seed for a flower. Jūsų žodžiai yra sėklos. Every word is a seed. Kiekvienas žodis yra sėkla. It's going to produce according to its nature. Ir pagal tai, ar tai gera ar bloga sėkla, jinai dauginsis ir auks. If the nature of your heart is blessing and goodness, Jeigu jūsų širdyje yra gerumas ir laiminimas, your word seeds will produce blessings and goodness. Žodžiai pasėstas gerumo sėklas. If your heart is filled with darkness and bitterness and unforgiveness, Jeigu jūsų širdyje pilna tamsos ir neatleidimo, your word seeds are going to produce that same thing. jūs prisėsit tų pačių dalykų. Your words will produce according to the nature of the source. Jūsų žodžiai prisės tai, kas yra iš šaltinio. It says, death and life are in the power of the tongue. Sako, gyvybė ir mirtis yra liežuvo galioje. God doesn't decide when you die, you do. Dievas nenusprendžia, kada tu miršti. Tu You speak nusprendi. death or you speak life. Tu kalbi arba mirtį, arba gyvenimą. Your words are setting the course of your life. Jūsų žodžiai susideda per jūsų visą gyvenimo laiką. So what can I do with today? Tai ką aš galiu padaryti šiandien? I can change what I'm saying. Galiu pakeisti tai, ką sakau. I will change what I'm saying when I change what I'm seeing, what I see with my spiritual eyes. O pakeisti tą, ką sakau, galėsiu tada, kai pakeisiu tai, ką matau savo dvasinėmis akimis. When my wife wants to go out to dinner, to a restaurant, Kai mano žmona nori nueiti į restoraną, į vakarienę, she speaks words because she has seen something in her heart about eating out. jinai išsako žodžius, nes širdyje turi troškimą So she eiti sees herself pavalgyti, eating some good food. mato save valgančią skanų maistą, She speaks those words to me. pasako to žodžius man, I see that in my heart.
Aš tai pamatau savo širdyje, I either agree or disagree. pritariu arba nepritariu, I almost always agree. beveik visada pritariu. And then I get that vision and I speak that vision out. Ir tada aš gaunu regėjimą ir tai išsakau. Now we have two people in agreement. Dabar turime du žmonės, kurie yra susitarime. We have the same vision. Mes turime tą patį We're matymą. speaking the same words. Kalbame tos pačius žodžius. And we receive what we agree on. Ir mes gauname tai, ties ko mes susitarėme. We get in the car and we go to a restaurant. Sėdame į mašiną ir važiuojame į restoraną. That's a very simple example, Tai labai paprastas pavyzdys, but that's how the kingdom works. bet taip veikia Dievo karalystė. What do you see in your heart for your health? Ką tu matai savo širdyje dėl savo sveikatos? Find someone that sees the same thing. Atrask tai, kas mato, tą, kuris mato tą patį. Don't agree with someone on how sick you are. Niekada nesusitikite su kažko, kokie jūs sergantys esate. Find someone to agree with that sees you healed. Raskite tai, kas mato jūs išgydytus. If they see you healed Jei mato jūs išgydytus and you see you healed, ir jūs matote save you išgydytą, both say the same thing. jūs abu sakote tą patį dalyką Now you've come into agreement. ir jūs turite bendrą sutarimą. That's where the power is. Tai, kur yra gale. You can do that today. Ir galite tai daryti šiandien. Okay, let me just take a couple minutes here to review. I want to make sure that everybody understood this. Gerai, duokite keletą minučių pereiti per viską. Today is a gift from God. Šiandiena yra Dievo dovana. Don't waste it. Nešvaistykite. There are things you can do today that will change your tomorrow. Yra dalykai, kuriuos galite padaryti šiandien, kurie pakeis jūsų rytojų. You can praise God. Galite šlovinti Dievą. You can give thanks for all the good things in your life. Galite dėkoti už kiekvieną gerą dalyką savo gyvenime. You can love people, bless people, pray for people that are your enemies. Galite mylėti, melstis ir atleisti savo priešams. You can be a giver. Every day you can be giving something. Galite duoti kiekvieną dieną kažką kitam. You can learn to hear God every day. Galite išmokti girdėti Dievą kasdien. You can take time to see the future. Galite skirti laiko pamatyti savo ateičiai. And then you can begin to speak what you see. Ir galite kalbėti tai, ką matote. I see myself living a long, healthy, prosperous life. Aš matau save gyvenantį ilgą, sveiką, palaimintą gyvenimą. I see my marriage better and better. Aš matau savo santuoką, kuriai sekasi geriau ir I see geriau. my kids more and more blessed. Matau savo vaikus labiau ir labiau palaimintus. I have 8 grandchildren and I have one coming, a new one, so I'll have 9. Turiu 8 anūkus ir vienas pakeliui yra, tai turėsiu 9. And I'm so young, I don't understand how this happened. Ir aš toks jaunas, nesuprantu, kaip tai įvyko. But I see them blessed. I see them doing better than I ever did. Bet aš matau juos palaimintus, kad jiems seksis geriau negu man. I take time to see that and then I take time to say it. Aš skiriu laiko tai pamatyti ir po to skiriu laiko tai išsakyti. So I've given you a lot of homework, as we would say here. Taigi daviau jums šiek tiek namų darbų. I know it's the afternoon where you are. Žinau, kad dabar vakaras yra jau pas jūs. But you still have some hours left. Bet jūs dar turite likusių šios dienos valandų. And you can still do everything I just shared with you today. Ir jūs viską, ką šiandien pasidalinau, galite dar padaryti šiandien. Write these things down, make a list, and then tomorrow when you wake up, do all of them again. Susirašykit sąrašą, padarykit ir tada rytoj, kai atsikelsit, padarykit vėl iš naujo. If you will start doing this every day, it will become your new life. Ir jeigu jūs tai darysit kasdien, jūsų gyvenimas bus naujas. And the blessings of God will find you. Ir Dievo palaiminimai jūs atras. Okay, I'm going to stop there. I hope that blessed you, and I'll let you take over. Aš sustosiu štai vietai, tikiuosi, kad mano žodis jūs palaimino ir perdodu žodį jums.